Labas, mielas draugė. Tai turiu tau įdomią žinutę. Tai parodysiu video. Kai daug kas šneka, kad rudeninės avietės galima turėti du derlius. Ir tau truputį parodysiu realiau, ką reiškia tie du derliai ir kaip galima turėti. Ir galbūt remontantinė avietė pas save pritaikysi, gal šiais metais jau ne, bet kitais metais pritaikysi, kad su remontantinė avietė galėsi turėti du derlius. Tai jeigu įdomu, tai dėmesį į ekraną ir aš tau parodysiu. Žiūrim. Taip, na va, žiūrim, žiūrėk. Nedidelė lysvė, čia paėmiau tokį atkarpą, ten toliau nukirpta. Va, matai, lysvė, remontantinė avietė delnyva, ankstyva avietė. Matai, va, šitie, va, kurie yra nudžiūvę, jie yra nuderėję, dabar yra. Taip, sausis, vasaris, kovas, balandžio 16, va žiūrėk, kai kurie yra stiebai nuderėjo, kai kurie yra išaugę ir nenuderėjo. Tai dabar aš tau parodysiu, kaip galima turėti du derlius. Aš va šitą va lysvę, va jeigu paimsim va čia, na, paimsim ir va iki čia, ne? Aš tau parodysiu, kaip galima turėti du derlius iš šitos va lysvės. Tai ką mes padarysim? Mes dabar čia vazonėlė, aišku, nekreip dėmesio, čia susodinta. Čia paliksim ramybėj vazonėlius. Tai va šitą delnyvą veislę paimsiu, aš apkarpysiu su sekatorium. Ir tada paaiškinsiu, kaip procesas bus toliau dėl dviejų derlių. Ir suprasi, kaip tai atrodo ir kaip turėtum daryti, jeigu nori turėti du derlius su remontantiniam avietėm. Žiūrim. Taip, pasiėmiau sekatorių, va sekatorius, akumuliatorinis. Ir vat, žiūrėk, ką darysim. Na, aš čia kur, vat, jeigu palikčiau vat šitos vat daigus, jo, tai šitie daigai irgi turėtų uogų, bet tai nežaisiu. Paliksiu tuos, kurie realiai turės nemažai uogų. Tai galbūt net video dar aš tau nufilmuosiu paskui vasarą ir pamatysi, kaip uogos yra. Va, tai kerpu. Va. Sekatorium yra labai lengva kirpti. Kerpa benka. Tai šiaip apkarpysiu ir parodysiu nukirptą, kaip atrodo. Nes viena ranka filmuoti, kita dirbti yra sudėtinga. Gerai, draugė. Tuoj už keletą minučių pasižiūrėsim. Nu va taip pat. Taip pat, draugė, atrodo iškarpytos. Tai va. Matai, va, iškarpytos avietės, paliktos tos, kurios nenuderėjo, gyvais stiebais, apkirpom viršūnės. Tai va, jos duos derlių vasarą. Tai va, remontantinė avietė delnyva duosim ir vasarą. Va, šitie stiebai, va, būtent vasarą duos. O visi šitie, kurie dygsta į žemės, jie jau pradės į rugpjūčio antrą pusę derėti. Tai va, vienas uogas galima bus valgyti Liepos mėnesį, o kitas bus galima valgyti rugpjūčio antroje pusėje. Tai va, tos kur mažytės, tai bus Liepos antroje pusėje. O šitas gražiai apkirptas krūmas, matot, kirpau viršūnės. Tai remontantinė avietė bus Liepos mėnesį su uogomis. Tai va, ar pamatėt? Tai va, mielas draugė, tokia žinutė tau. Ar pamatei, ką reiškia iš remontantinio aviečių turėti du derlius? Tai va, tik tokia galimybė turėti du derlius, kai tos avietės, kurios nenudera, jas palieki, apkirpi viršūnės, o tos, kurios nenuderėjo, duos uogų Liepos mėnesį, o tos, kurios auga iš naujo, tai jos derės rugpjūčio antroje pusėje. Tai va, du derliai. Tai jeigu šis video buvo įdomus, neužmiršk paspausti like, pasidalinti. Ačiū už dėmesį, draugė, geros dienos, viso geriausio ir iki viso.